Gedai, padėsi su siuntom? Siuntą padėsi? Kur tos detalės? Tuoj bus, tuoj. Turi privažiuoti. Va. Nu ką, chebra, iškeičiau mašiną į mašiną plus nepatikėsi. Lamborghini dėžė Edition. Žodžiu, turėsit dabar sukonstruoti kažką dar rimčiau negu mano mašina buvo. Be problemų. Galim. Nes aš neplanuoju su šito Atrantu važinėti, aš noriu skraidyti. Tai ką, einam? O? Nu va, Pagaliau. pristatymas. Nepakeli? Užkabinau stalą. Žodžiu, noriu pasidžiaugti, sakė vaikinai, kad tai yra pirma Lietuvoje. Tai Garantuotai pirma. Garantuotai. Ir mano pirma gyvenime. Ir taip. Taip? Ir pirmą kartą gyvenimas viską tversim patys, kaip sako Marijampolėj, tverti. Ir pirmą kartą Rolandas čia pas mus yra ofise. Labai džiaugiuosi. Ačiū, kad Taip. pakvietėt. Malonu. Gaila, kad ne pirmą mane. Dėd, nori greičiau plikų mergų įsijungti per kompiuterį pasižiūrėti. Bet, užtat pastreniravo ten kačiukų ir dabar aš. Ai, čia taip. Tai sveiki visi, mėlėjai. Esam kartu su Rolandu ir darysime bildą. Turbūt patį gražiausią. Bildinsim bildą. Bildinsim PC. Geriausia turbūt Lietuvoje. Klausyk, mano pažįstami ir draugai jau klausinėja, visą savaitę aš su jais žaidžiu Warzone. Nori jau. Ar jau, ne? Nori jau, Rolai. Tai vis atsakinėja, kad ne, vis dar važiuosiu pas jūs. Dauguma žmonių jau jūs pažįsta. Žinau, kad pas jos konstravosi kompą, netgi vakar manęs vienas vyrukas užprašė, klausė, ar galima į užsienį kompą, kad atsiųstumėt. Tai jisai gyvena Airijoje, kaip aš suprantu, jau išsiderino su žmona, kas yra svarbu, kad jam leis. Ir sakau, kokį kompą imsi? Nu kažką tarp 3-5 šimtų, sakau. Ne, 1000. Tai vyrai, aš jau atsipirkau. Kaip reikia? Čia... Kaip nori. Nėra kažkokios instrukcijos, kaip nori. Ne, nu tai gražiai. Kaip matai, jo. Galvoju, čia mano, kaip čia, pirmas siunta. Aš ant siuntų gyvenu. Unboxingo, ne? Unboxingo mano žmona, žinai, kiek siuntų gauna? Jo, tu. Aš nelabai, manęs mažiau mėgsta žmonės. Gerai, palauk. Kamera pasiguldama, ne? Ir tada pasiguldom dar kartu. Palauk. Ne, čia nereikia. Čia reikia orą pradaryti, kad jis eitų. Čia nereikia. Taip, čia reikia kaip šiukšlių maišą. Kaip kačių maistas. Žiūrėk. Ir dabar labai lengvai išslys. Ne, tai būtų bet kurias gerai. Ir dabar žiūrėk. Sakė, lengvai išslys. Sakiau? Visas iš stiklo. Jis visas iš stiklo? Beveik visas iš stiklo. Na, bet tikrai kurie labiau mėtė jį. Galimai bejaus bus be stiklo. Na, seniukai. Bus kiauras. Patikėk, išlindo kaip šitas po rytinės kavos. Alright. Dabar šitos reikia nepažeisti, nes kai aš parsinešiu į namo, aš parduodu, jeigu ką. Skaidimuose tikrai rasime, ne? Jo, šitas davai neišpakuok iš visų pusių, gali tik iš vienos. Davai, kai pasakysi, tai padarysiu. Aš jau tikėjausi kito atsakymą. Taip, čia bus turbūt aksesuarai. Seksuarai? Palauk, šitą žinok nusiemam jau. Oho, nu gerai, padėk. Dabar žiūrėk. Pasiemi taip. Čia biškį trašką. Oh my god. Nu, užpekino. Klausyk, žinai ką aš to pasakysiu, geras dalykas tai tame, kad supakuota koks moteriškas tai būna tie, žinai, Hermes rankinukai. Taip. Kur tu čia? Kur ant viską, pastoji, pekinė. Nu, žiūrim. Taip. Šitą lauką, ne? Taip, čia yra viršus. Iš kur, žinai? Jaučiu. Jautė, ne? Aha. Matau, ne pirmas tavo čia irgi darbelis. Ne pirmas lambo. Opa. Ne, pirmas, gerai. O šitą prapjaut reikia? Ne, nu, davai nedarom šitą nesąmonę. Ne, čia maišelisgi specialus. Ir jisai? Wow. Nu ką? Įsivaizduoju, kaip atrodys. Nu, geriau už mašiną turėtų, nes mašiną tai pardavau. Pasiruošti. Dėmesio.
Taram. Čia biškai pasuk. Taip, net nežinai, kur žiūrėta, ne? Parodyk. O kodėl jis toks platus? Gerai. O žiūrėk, tau parašytas kelintas yra. Ok, 4756 iš 6498. Taip čia ant galeko? Jau, kaip sakant, spėjai. Gerai, tai čia visur stiklas, ne? Visur stiklas, jo. Geras. Tada yra logo Logo. ir tikras carbon fiber. Ir rimtai karbonas čia? Jo. Lien Lee sako, kad čia O tikras. kodėl man atrodo, kad kai mes žiūrėjom fotkę, salotinis jis buvo? Jisai Ne. šviečias kažkokia kitas spalva? Šviečia. Paskui vėliau, kai dėliosim, viskas ten šviečia. Gerai. Nu, blembačka, atrodo įspūdingai. Čia atskiro kambario jam Ir jeigu reikia. dar matai, va šitie visi, ne? Kas čia yra būtent tos Lamborghini spalvos geltonos. Specialios. Matau. Čia Ir viskas varžtai yra. lamba. Jo. Ir šitie Čia bus matukai, jo, Geras. čia pamatysi. Ir kvepia kaip nauja lamba. Jo? Pamatysi. Gerai, o tai ko jinai tokia Va čia. išskirtinė to dėžė? Tu man gali taip kaip Tai čia yra kolabas. žmogiškai pasakyti? Gerai, tai Lien Lee kolabinas su Lambo ir darė special editioną visiems. Ne kad visiems, bet tipo išleido tam tikrą tiražą ir tas tiražas yra, parodo, koks yra variklio dydis, tas 6,5 litro, kur stovi Aventadorė. Ok. Tai čia tas toks special editionas. Tai tas, kad yra carbon fiber, yra ekraniukas čia, kurį gali, kaip sakant, editinti, ten matyti visokius dalykus. jo, Nu, tiesiog, tiesiog daug RGB. Nu, galingai atrodo. Ir ką žinau, Kas yra tiesiog daug RGB, kas yra? Šviesų daug? daug šviesų. A ne? Jo. O kodėl mes Keturis. paimsim, aš noriu pamatyti Tai šviesą. aš tau duosiu viską sudėti. Pamatysi. Gerai. Pamatysi. Žiauriai. Let's go! Dėžiai. Dėžiai. Ką turim? Trumpa instrukcija, mažas blanknotėlis, automobilių Lambo Edition, Jo. antena, ne. Čia yra būtent ekranai. Gerai. Parodysiu jo. Tuomet dėžutė su Dėžutė smulkmenom. Taip, čia kad viską prisukti. Oi, gražus varščiukai, gumelės ir panašiai. Ir valytuvai. Ne, Ne, neatspėjau. ne valytuvai, ne. Žinai, kas dedasi į dėžę? Žinau, kas dedasi. Gerai. Padarydės. Gerai. All right. Taip, pradėsim nuo motininės. Čia visą tai į kompą susidės. Jo. Tu matykit, su karu čia atvažiavo. Ateik, parodysiu. Sveiki, visą tai bandysime palauk. sukišti į jūsų dėžę. Nu, pas mus pasakysiu taip, eco-friendly sustainable laida. Kaip tu manai, žiūrėk, dabar tokį kompą susidėjęs, kuriam laikui jisai tarnaus? Kiek laiko jis tarnaus? Pavyzdžiui, geinant, tau gali užtrukti, ką žinau, 3-4 metus, tau tikrai man užteko. Labai gerai. Tiek planuoju gyventi. Galėtų daryti motininę iš Asuso. Kaip krūtai šiaip iš tikrųjų, kad visos tos dėžės taip gražiai sudėliotos. Jo. Anksčiau buvo tiesiog į plastikinį maišelį to paduoda ir tipo. Jo, va tokia, ne? Jo, dar baisiau. O kodėl tai pradėjo pardavinėti bendrai? Nu, Kad, tipo, žinai. Kelt norimumą, Jo, nu kad ta atsirastų jūsų laida. Aš viską už jūs kalbu. supratau. Gerai. Va, pasi... Čia tavo. Pasijung, kad biškai daugiau informacijos su tavai eitų greičiau. Turės Wi-Fi 7. Naujausia. Galės, ta prasme, greičiai bus panašus kaip su laidu. Jeigu, ar kaip pas tave, bus tam pas tave laidas? Yra laidas. Yra laidas, labai. Bet reikia kažkaip dabar reikės jį pasplitinti. O kaip tada reikės padaryti? Nes, pavyzdžiui, pas mane yra laidas, bet jisai įeina į mano pleisteką. Tai reikės iš Tai reiškia, pleisteko... pleisteką išmesi Ant Wi-Fi'aus dabar jisai. ir dabar, nu tai jo, aš taip Mašiną įsidėsiu. Mašiną įsidėsiu. Nu. Taip, čia yra visokių navorotų. Va. What is that? Oi, čia tipo visokios dovanėlės? Jo, tu gauni visokią atributiką. Lipduko, nežinau, mėgsti lipdukus liuotis? Ne. Tai vaikam bus tada. Bet mėgstu vat pakabukus visokius. Nu, pakabukas yra. Rogas, ne? Ir čia visokie maži aksesuarai, kurios galbūt... Gumytės visokios, Jo. padeliai, o, hamutai. Hamutai. Šito reikės. Laimingas tu žmogus esi? Jo, Nu, aš džiugiuosi, matosi, kad tu šiaip happy man. šiaip happy, ne? Okay. Tada gerai. Labai teigiamą energiją nuo to atsklinda. Praėjau, ne? Biškai gailiesi jau dabar, kad mane pasikvietė, ar ne? Ne, nesigailiu. Dar pala, pažiūrėsim, kai įdėsi kažką į dėžę. Pažiūrėsim, tada bus. Patiks tau, neparėjau. Gerai. O dieve. Įmanoma kažką sugadinti, pavyzdžiui, dabar? O ką nori? Ne, nu turiu minėti, kad ar man liestis galima ar ne? Ai,
Ar galiu kažką, jeigu netai padaryti, žiūrėk. Ai. Aš noriu pasižiūrėti, kiek čia išėjimų yra. Ai, galėjau, prašau. Tai čia visi USB išėjimai. Visi, taip. O kokias čia 10G, pavyzdžiui, 5G? Čia irgi USB. Čia O kuo greičiai. skiriasi? Tipo, ai, Greičiai. Okay. Jo. O pavyzdžiui, vieną monitorių tu gali pasijungti 2 iš karto, pavyzdžiui, steka ir... Jeigu neklystu, tu gali... Realiai tu monitorius gali pakeisti tiesiog šitą taip. outputą ir viskas. A ne? Jo. Nu labai gerai. Be problemų. Taip ir padarysim. Ok, pakuojam toliau. Vis dar turėsi tą patį pleistaką? Aš nežinau, nes siūlai, kad nereikia? Siūlau, kad nereikia. Gerai, kaip pasakysi. O, geras, tai iš norite, supratau, pas jūs kokia misija gilė. Jūs norite PlayStation patraukti šoną. Oh my god, tai dabar supratau, kokia čia mes misija, kokią atliekam. Nu, davai. Dabar šitą jau kažkur čia dedasi? Taip. Į kur? Į va šitas vietas. Čia ramai dedasi. Čia ramai dedasi. Jo. 4 portai, ramai 2. Jo. Blogai. Ne, čia yra gerai. Ir kaip žiūrėk dabar jis dėt reikia? Taip, jo. Teisingai? Ne, va čia. Antras ir kitas. Žiūrėk. Jeigu ką, Kuris pirmas turėti? apsuk. Jo. Dabar gerai. Šiaip iš tikrųjų, kad žinotum, jeigu ką. Jo. Nebijok, jo. Biškai reikia jėgos. Ok. Va čia važiuok, užtėvot vietoj. Būna parodo, va čia yra būna dažniausiai parašyta motininėse, kur reikia įstatyti ramus. O kodėl? A2, B2, o kodėl? Čia, kad tas veiktų tas dual channel, kad geriau veiktų ramus. Ok, supratau. Dėl to dažniausiai mes rekomenduojam dėti tik tai 2 stiksus ramų, o ne 4. Supratau. Esi šiaip bildinis kompa? Ne, pirmą kartą žinau. Rimtai? Visiškai niekada Visiškai nesu prisilietis prie kompo. Esu Tai- turėjęs sudėžę kompą, paskutinis dar, žinok, gyvenau gal Centariškės, dar univerį mokiausi, žinok. Ok, tai jis dabar su naujom motininėm, Taip. jie ką padarė, kad būtų kuo lengviau įdėti M.2, va šitą va, būtent SSD į motininę. Tai va čia va šitoje vietoje yra push, tai jeigu ją nulenksi į apačią. O šitą nuimti reikia, ar ne? Tai jeigu tu nori visas plėvelės dabar gali nuimti. Jo, ir nusiema. Kas čia nusijėmė? Čia yra, kaip vadinamas tas heatsinkas, tai čia yra cooleris tavo SSD. Tai va, gali nuimti visas plėvelės dabar. Ir čia? Ir čia visur. Kur dar? Viskas? O, tai čia matai. Tu palieki plėvelės? Nes čia mes jau buvom Šiaip. kalbėję apie tai. Ne, niekada. Nenuėjom plėvelę? Visada nuimu. Ai, visada Nepalieku nuimi? niekada. Ai, okei. Man atrodo nesąmonė tas, kas palieka. Tai tas pats, kas savo sofai celofaną suviniok ir padėk. Arba šitą pultelį. Va, kažkokią dar galiu? Jo. Šitą didelė buvo. Dabar jungtis yra čia. Būtent šitą SSD. Tai. Jo, ir kaip jisai jungiasi? Guldai tipo? Jo, realiai guldai. Va tai va? Jo, va tai va. Ir? Biškai kampu, jame kokį 5 laipsnių ir jis turi įsistatyti. Va tai va? Jo. O geras. Ir dabar taip stovi? Ne, jis turi gulėti. Ok. Va. Ir ant viršaus šitą? Ir viskas. Va. Čia turi įsistatyti. Jo. Viskas. Taram. O anksčiau Vo. 10%. Sustojau kvepuoti. 10% kompo dan. 10%? 10% iš to, kas čia yra sugrauta. Gerai, važiuojam. Smegenis, procesorius, antros kartos. Ne antros kartos. Ta prasme, jeigu Warzone, tai tobulai bus. Šitas? Jo, tobulai. O Counter-Strike'ui? Irgi. Ta prasme, irgi. O kam netobulai? Ko negalėsiu? Aš dabar galvoju, ko tu negalėtum daryti. Važiuojam, kur dedasi motininė? Ai, Čia? Palauk, pakelk. Jo, aš per to atidarysiu. Taip. Ojei. Ir taip dedasi? Jo, tik tai. Nečiupinėta, ne? Nečiapinėt, jo. Kad geriau veiktų. Kad kontaktum. Taip. O, žiūrėk. Jo, lenk. O kas čia? Vo, nusiemu. Ok, gerai, turiu nusimti. Liko dalių toksai, kur žinai. O ką dabar? O čia kas? Gerai. Gerai. O anteną kur kabinti? Vėliau, namuose galėsi pakabinti anteną. Gerai. Let's go! Tai kaip suprantu, mes čia aplink šitą, ne, sukamės čia. Maždaug, paskui reikės suktis aplink Ramas jo. įdėtas, HDD įdėtas. HDD, jo, HDD. O kas čia? Ne, tiesiog čia yra NVMe SSD. SSD. Jo, SSD geriausiai. Jo, turbūt aišku, ne?
Jo. Kažkada buvo HDD. Buvo kažkada, jo. Supratau. Aš dabar galvoju, ar čia yra tik 2 jungtis beliko HDD, realiai. Tipo, realiai Disk drive. Jo, jau jų realiai nėra. Nu, Niekas nenaudoja tokio dalyko, nesąmonė čia, ne? Nu, tipo, kaip pasakyti? Praeitis. Taip. Čia kaip su mano mašina dabartinė važinėt su sabu šito. Nu, bet gerulis, ne? Nu jo, seniai ploviau gaila ir tvarkiausi seniai mašinoj. Man Tai nieko tokio. įdomu, kas darosi visur tada. Gerai. Kulerį. Kulerį, aušintuvas. Lietuviškai. Aušintuvas, atsiprašau. Taip. O, geras, čia aušintuvas su šviesom. Čia kažkoks tai jo mandras bus, ne? Na, ir su ekraniuku. Ir su ekraniuku. Ką ekraniukas daro? Tai tu ten gali pasijungti, ką nori. Tipo, visokius dalykus. Gifus, nuotraukos susidėti. Galėsi, nežinau, dukrą susidėti. Suniukai, čia kaip mašinos radiatorius. Jo. Tu juokauji. Principas tas pats. Rimtai? Jo. Ir žarna kokia. Eik, savo. Tik tai mums reikės pakeisti ventiliatorius į gražesnius. Galima numinėti? Dar ne. Dar ne. Tegul būna. Jo, tegul būna. Pažiūrėkit, kaip gerai atrodo. Check this out. Check this out, the Master Jane. Kalo. Bet šiaip krūtai, klausyk, bet žiūrėk, gerai, tu čia išmanai viską. O be instrukcijos aš nepadaryčiau tokio dalyko. Ne, bet su YouTube padaryti, manau. A ne? Jo. Tai jūs, tipo, parduodat visas atskiras dalis ir aš Arba visą iš karto. Arba viską sukonstruoji. Jau sukonstruoju. Tu darai tai? Arturo. Nu, tada gerai, aš pasitikiu. O iš kur tu taip čia viską išmanai? Nu... Kiek esi per savo gyvenimą kompų subildinės? Oh my God. Dabar nežinau, žinau. Trečias tai tikrai, manau. Nu, bus. Tai mes šitos ventiliatorius keisim iš tuos? Šitos, jo. Nes šie vadinasi Infinity ventiliatoriai. Infinity. Ir jau viskas pasikeitė. Elektrinę neturi? Ne. Nu, yra gerai. Savo rankom viską darau namuose. A ne? Tai aišku. Aš girdėjau kitaip iš... O kaip tu girdėjai? Nu, kad tipo, yra kas sutvarko. Ką? Nu, kažką, jeigu būna, reikia. Nu, pavyzdžiui. Nežinau, ką ten. O kur tu girdėjai? Matau, pats gal šnekėjai per podcastą, ne? Bet... Nu, pažiūrėk, ką dažniausiai tvarkai? Žmona? Gerai, kaip ištrauk dabar? A, jis visas tokią mėsą ištraukė. Jo. O tai yra grotelės kažkokios jam? Du. Jo. Aš savo namuose, žinok, daug visko esu padaręs savo rankom. Jo? Jo. Čia yra rūštelė? Ne. Kas nenusiema? Gal kaip nors. Žiūrėk, jeigu sulaužysi mano kompą, Dar... Kol dar neišvažiavai? save neatsakau. Atsargiai darai viską. Stengiuosi. Nenori išlysti. Bet taip jau įsprausta viskas, kad, kaip sakant, kad tikrai niekas neišpakuotų. Profesionaliai. Nu, žinai, vokiečių, čia yra vokiečių. Ai, žiūrėk, jo, dabar ta užduotis. Juos sujungti tarpusavį. Čia yra ta jų tokia sistema, Unify, tai jie gaunasi jo. Ai, okei, pagauni kampą. Tai aišku, kas šitą. Taip kažkaip, ne? Jo, bet turi sueiti. Jo, maždaug ir sakė. Kažkaip bijau, kad čia... Kad sulūž? Tai va. Jo. Opa. Va. Beautiful. Dėsis va tai vat. Ir oras eis pro juos va tai vat. Jo. Nes tipo, Ventiliatorius. jo, karštas oras, žinai, kils. ir Radiatorių. sakys, Jo. Gerai. Paseilį gal? Dažniausiai, kai... Taip, aš taip, A tau taip natūraliai gaunasi? Jo. Bet žinai, iš kur aš supratau, čia šitas yra, mano močiutė tokia. Aš buvau praeitą penktadienį vakarieniaut su mama, močiutė, vaikais, žinai, išvarėm į restiką. Nu, mano močiutė, nu... Ekstra. Ta prasme, nebuvo kitos temos, tik tai, bet viskas per taip, su tuo tvisteliu. O visą laiką tai buvo? Visada. Per kūčias mes sėdėm, žinai, ten, ne, kalėdų rytas, žinai, kepa antis ar ten vištą gal šitam orkaitį. Nu ir, žinai, varo litanę apie išsiskėtusią vištą. Plevelės. Žinai, ką aš norėjau pasakyti, ne? Ne. Kaip plevelės, sakydavot, nuplėšti, Ai. nuplėšti apsauginę plevelę, dar norėjau pasakyti. Gerai. Ir čia dar nuo ventiliatorių, Taip. kad viskas blizgėtų, visur veidrodėliai, viskas Jeigu atsispindi. šiaip pamatytum, Nu, gerai, sukasi. toks matai kaip Infinity eina. Begalybė? Jo.
Yra. O ir kitoj pusėje? Klausyk, tai jisai čia labai toksai blizgus, o neturi būti. Daug atspindi visokiausių šviesų. Visko. Ir šviečia ir atspindi, jo. Alright. Ką tu čia nulauši jį? Jis nusisuka. Tu man matai? Ai, sakau, kad. Taip. Biški trukdom. Va. Nu, dabar užsidėliai. Nu jau montuojasi po truputį. Jau gerėja vaizdelis, visi taip. ventiliatoriai Taip. iš Lindy, kurie bus, vadinasi, Infinity. Begalybė viskas. Tipo jo, bus visi. Bus iš apačios, iš šono ir iš viršaus. Ventiliatorių tie? Ventiliatoriai, jo. Čia jisai taip, tai ką jis? Ir jie visi labai garsiai pučia? Ne. Nebus kad... Ne, pas tave bus tyliai. Pas tave bus tyliai. O pas ką bus garsiai? O pas ką nori, kad būtų garsiai? Ne, nu pas Motiejų nebus garsiai. Ai, ne. Tie patys ventiliatoriai. Tarp kitko, Motiejus dar nežino, Dar nežinau, jo. bet įvesiu, trumpą įvedimą padarysiu. Jisai turėtų už pusvalanduko kažkur tai atvažiuoti, gal anksčiau. Motiejus dabar ruošiasi, buvom sutarę, žodžiu, kad jo kompas, kadangi netraukia MacBook Pro, ten tipo įvairiausių žaidimų, jis nervuojasi, ten negali pažaisti. Taip. Sutarėm, žodžiu, kad jisai, jeigu gerai elgsis, mokysis, rodys gerus rezultatus ten mokyklos testuose, vakarais skaitys knygas, taip žinai, bent jau 10-15 puslapių, tai pasvarstysiu, kad su kalėdų seneliu mes gal nupirksim jam gamingo kompą, žodžiu, šviečiantį viską. Kiek laiko tai darė? Nu, nuo rugsėjo kažkur tai taip jau. Taip. Bet Nu, darė. Bet pastoviai darė? Sąžiningai. Jeigu, pavyzdžiui, vieną dieną nepaskaitydavo, kitą dieną paskaitydavo dvigubą. Kaip dvigubą, okei. Jo. Tai vesim Motiejui, parodysim iš pradžių tipo kompą, kokį aš pasidėjau, tipo, žinai. Maždaug ką? Bet paprašysiu paskui padaryti jam surprizą, Okay, gerai. Ir kartu, kaip aš manau, kad pradžiuginsim vaiką. Bet pagazdinam. Ir jūs pagazdinate. Jeigu neskaitysit arba nustos mokytis, kad kalėdų senelis ateis ir pasims. Nu, jisai netiki, bet jūs ateisit ir pasims. Bet jau patikės, jeigu mes pasimsime. Nu, žinai, aš manau, kad jis biški tiki vyresniais dar žmonėmis. Tai, jo, drąsiai tą galima pabandyti to. O kur tie klausai galai? Nu, vienas jisai buvo. Tai. Ir kitas yra va čia. Tavo būdų varšteliai. Gražiai, va tai va, ne? Ten plato turi būti kažkoks cipcikas, kažkoks plastikinis, kuris įsistato į tą. Jo, nebuvo. Bet šitoj vietoje. Jisai tiesiog, žinok, laiko. Nu, pažiūrė. Ne. Jo, yra. Ai, viršutinę dalį? Jo. Parodė. Šitoj vietoje. Jo. Gerai. Čia yra tas vienas naujausių kulerių, Hydro Shift. Jo esmė yra, kad jis paslėpia visą šitą tubą. Radai? Kas argi galva? Dabar jau nebe. Ai, dabar jau nebe. Palauk. Kai važiuoji kažkur naują vietą, tu užtildai muziką? Jo. Čia su mama ar žmona kalbėjau kažkuria tą dieną ir kamštį atsistojau, reikėjo priimti sprendimą, sakau, žiūrėk, negaliu dabar kalbėti. Va, radau. Ne, neradau. Hamutas? Bet kaip būna, kad jis dingsta? Nu kaip varžtas, taip galėjo išnykti tiesiog. Ne, aš manau, kad jis čia vat nubyra. Kokia tipo varžtas? Mažas mažiukas juodas. Va. Tai po tavim buvo. Rankai turėjai. Nu norėjau tiesiog labai su prožiku pašviesti. Palauk, kaip ten tas yra? Luminos. I thought so. Ar ne Luminos, kaip yra? Lumos. Lumoks, nu? Ai, Lumos. Nox. Mokykis. Tai visą gyvenimą varžtų ieškosi. Viskas? 15% dan. Va. Taip. Dabar pati fainiausia dalis. Uždėjimas ant procesoriaus. Arba žinai ką, bus paprasčiau, jeigu mes įdėtume motininę į dėžę. Taip. Ir tada uždėti kulerį ir tada užmountin. Bus daug paprasčiau. Darom. Gerai. Imam dėžę. Imam dėžę. Let's go. O kada plėvelę nuo dėžės nuiminėsim? Kada nori. Gal pabaigoje, kai viską Gerai. sudėsim. Gerai? Nes dabar apčiupinėsim, paskui žinai. Teisingai. Norisi, kad būtų švarus, ne? Būtent. Taip. Tai kodėl dėžė yra tokia plati? Todėl, kad
vadinasi dual chamber. Gaunasi viską renki tenai ir dedi čia. Čia gaunasi maitimo blokas, čia visi laidai, viskas. Ten tik tai grožis. O ten jau visas tas kitas grožis. Kitas prikolas - durelės magnetinės. Čia kad gaunasi kitų viską jau sudėsi, visus laidus, tiesiog uždengi ir viskas pasislepia, viskas gražiai tvarkingai atrodo. Nice. Kiek reikia čia atsukti? Viskas. Truputį. Kaip gražiai viskas nusiema. Dar plus, Linly minėjo, Nuimčiau, tai reikia? šito techniškai tipo kaip Nereikia. galim, bet mums nebūtina. Davai. Kad šis tipo skaitosi iš ta juoda spalva yra kitokia nuo kitų. Kitų juodų? Kitų tos pačios, sakykime, kaip pasakyti. Tipo kitas dažas naudoja. Jo, tipo, čia juoda yra kitokia negu kitos juodos. Kom? Nežinai? Realiai, tipo, čia tiesiog, kad Tom Special tipo edition. Bet realiai, jeigu tai pasižiūrėjus, niekas nepasakytų, kad tipo, čia kitas. Pas mane lama. Pas mane irgi lama, bet kitos spalvos. Jo. Gerai. Na, čia bando, žinai, prie to pritempti, kad Labai ekskliuziv. exclusive. O tai stiklas šitas irgi ant magneto buvo? Šitas ne, yra va tokie pipsikai, kurie įsistato. Man atrodo, apatinė dalis yra Tikrai magnetinė. iškris man namuose viskas čia. O laikysi ant stalo ar ant žemės? Nu, kaip reikia. Ant stalo. Tada, Aš manau- tada ant žemės. Pažiūrėsim, nu tai nuvarysim pas mane ir padarysim viską. Ane? Aišku, tiksliai, mes gal darom čia special. Tai Tai žmogus prisiminė, kad kažką specialaus daro. čia yra vienas patobulinimas. Alright. Kažką išskirtinio. Kažką išskirtinio. Kol kas dar aš kiek žinau, kad Lietuvoje niekas to nėra darę. Sakyk, labai įdomu. Tai čia yra, Intriguojau. kad dar daugiau šviesos būtų, tai dedasi po motininę ir šviečia. Laitsabrai? Jo. Iš pamotininės? Tipo kaip iš pamaštos, kaip būna, ne? Jo, kaip neonikė būna. taip, Tai va, taip. turėsi. Ai, geras. Gerai, man patinka, kad tu atsižvelgiai mano prašymą, kad būtų išskirtinis šitas kompas labai nuoširdžiai. Jo. Tai kai viską dėliojam, tai tavo sūnų irgi dėjom šitos. Kad maždaug, kad tikrai būtų Kaip man patinka. kvepia. Nu, žinai, tas naujo kompo dalis visas. Seniai, nu krūtai kvepia. Žinai, kad galėsi pauostyti vaizdo plokštę. Pasakė, kaip išskirti. Žinai, kas geriausiai kvepia. Vaizdo plokštė. Taip. Gerai. Čia maždaug įsivaizduosi. A, geras. Įsistato ir ant viršaus toks tai. motininė. Supratau. Ir tada šviečia. Ir viskas prisijungia prie motininės RGB. Okay. O čia, žiūrėk, sueina gerai? Čia suės. Aš tiesiog maždaug dabar tau Maždaug. duodu įsivaizduoti. Jo. Supratau. Geras. Ir iš po pačios tas lėto apšvietimas. Taip. Tai pamatysi, kaip... O viskas, o nebus, kad kaip kalėdų eglutė kokia nors Panevėžy, kad viskas skirtingom spalvom žypsi. Pirma. Viskas viena spalva. Original eina viskas rainbow, pirmais, o paskui galėsi per nustatymus sureguliuoti. Rainbow nereikia. Žinai kaip, rainbow vomit bus. Rainbow Six nebent. Let's go. Gerai. Taip. Rainbow nereikia, ne? Geras čia dėdės šitam, šanolis, labai puikiai sakas tau. Pamatau, galim čia iš tikrųjų palikti. Su kunko ročiu. Kunko ročiu. Niekas normaliai gročiu. Grožia, galangiai parodžiu, ja. Nedaryk tie pliapsai. Tie pliapsai nereikia. Normaliai. Sau. Bet žiūrėk, dabar jeigu sąžininkai tokį kompą imtum savo? Jo. Ar nesąmonę? Imčiau. Ačiū Dievui. Tai nesąmonė, nėra, kad čia Kad kažkaip... tiesiog dėl vaizdo darom. Ne, Bus čia viskas gerai. Ne, taip. Gerai. Plius dar žinai, kai renki vienas ir kai renki su kamerom ir dar žiūri, dar blemba, dar hebros, tai rinkimas biški pasikeičia visas. Įtampa? Nu biški yra visada O ko, įtampa. kodėl tu įsitempi? Nu nes blemba, norisi padaryti labai gerai. O tuos dzinai, ne, te Ne, plėpti. tai visi... ne, visada Norisi norisi... žiūri, susiseiliam, kviečias per pianą, laidai, bet kaip... Duosiu to vaštą, vieną. Užsuktėm? Prisukti, jo. Tuos kampelius? Jo, tau reikia prisukti šitoje Aha. vietoje. Čia reikės biškį palankstyti, bet nieko tokio. Dabar šitoje. Bet tu nejūdink manęs.
įtampa kokią šiučių. Ai, prasideda. Man žinai, kas patinka, kad mums gavosi sukontaktuoti labai patogiau negu, kaip, pavyzdžiui, Ginkevičiui, kai rašėm laišką. Kai jūs šitą pasakėte, kad kviečiate, aš galvoju, kad čia, tipo, skemas. Ai, okei. Tipo, dar vienas Nigerijos princas. Nes galvoju, kad mes skeminam, žinai, tipo. Ai, jis prikolina iš jūsų? Tipo, paskui, žinai, paprikolino, kad, tipo, maždaug iš pirmo nesuprato, iš kur atėjo laiškas, o paskui jau žmona pasakė, kad čia šitiegi, kur ėmė intervą iš tavęs. Tada jau viskas tvarkoja. O prie tavęs, ačiū Dievui, galėjom, žinai, asmeniškai, jo, tipo, žinai, pašnekėt. Tai, man nepasisekė. Nes aš pats nebūčiau šitą veiklą užsiėmęs gyvenimą. Nebūčiau sugalvojęs, kad davai kompą darom, 6 valandas. Ne 6 valandas. Podcastą šiaip lengviau pasakysiu, filmuoti yra. Žiūrėk, ar visus susukau dabar. Įvertink. Dar ne? 1, 2. Tenai. Ai, va, matau. Ir dar va čia va. Nemažai varžtų, ne? Jo, šiaip. Ne, bet toks mėsos gabalas iš čia turi kažkaip laikytis. Tai aišku. Norėtųsi, žinai, pasakyti, kad, tipo, Hebra, jeigu norite tokio pačio kompo, galite užsisakyti, bet realiai Hebra nebus tokio pačio kompo, negalėsite užsisakyti. Neįmanoma? Ne, bet, tipo, su panašia dėžė jo, bet su šita dėžė tai be šansų. Realiai, kol kas tikrai ne. Ačiū Dievui, nors kažkas gyvenime ekskliuziv. Aš bijau, žinok, tą varžtą dėt, kad kažkur neįmest. Palauk, o yra, kad magnetinis labiau būtų, kur tas kitas įsirtuvas? Šitas biškai per trumpas. Šitą uždėjom. Judam toliau. Judam toliau, prie kulerio. Taip, kuleris. Kuleris pas tave bus čia. Ok. Jį reikės prisukti, aš tau jį padėsiu palaikyti. Davai. Bet pirmą mums reikia breketų, kurie leis uždėti būtent šitą kulerį ant procesoriaus. Taip. Bus tada šitie. Gausis. Tai va, tu sudėsti. Tai jeigu nori, jeigu gali. Atsukčiu tos? Viską atsukti. Tai su varšteliais jau, ar? Jo. Ne, čia yra varštelį būtent, kai užsuksime. Gerai. Da. Jo, tos pačius. Išsimagnetinis šitą lasdą, žinok. Važiuok, imti šitą. Tau šitas patiks. Cicha. Labai geras. Ramiai. Vadinasi kompanija Be Quiet. Būk tylus. Arba būk tyliai. Tai va čia tau palinkėjimas toks. Bet grinai marosas. Bet tik tai, kai kameros įsijungia, tas įsijungia marosas? Ne, visada. Visada? Nu ką, žinau, toks sakyt, žinai, taip augai. Jeigu ne tu, tai tave. Tai tave. Ir viskas. Duok tą kitą plasmasytę. Prašom. Toks jau tas rajoninis gyvenimas. Kas rajone užaugo, ne vienkiemė, aš manau, visi turi kažkokį tokį, žinai, plus minus gynybinį darbiškį. Tėvas važiuok skambina. Alio, Zukelė. Pasitiksiu gerai. Labas. Susipažinkite, čia Motiejus. Motiejau, kaip manai, ką darom? Kompiuterį. Oho. Čia tėčio Lambo. Geras? Čia tėčio Lamborghini? Buvo dėžė, žiūrėk. Oho. Pažiūrėk, ką galvoja. Geras. Kaip atrodys? Kodėl tai? Padėsi man? Aha. O šitas? Kas čia? Kas čia? Aušintuvas. Aušintuvas, ventiliatoriai. Nu tai va, žiūrėk, pasidėk kuprinę kažkur, va ten važiuok. Ir aš tave pakviesiu, kai reikės pagalbos, gerai? Ar dabar? Vėliau. Tai manau, kad uždėsiu. Pakonstruojam dabar. Ką? Uždėjom šitą? Jo, palauk, priveršiu aš dešimtą. Dar priveršiu, gerai. Ai, tu priveržiai? Gerai. Galim tada paimti šitą. Su viskuo? Jo, su viskuo. Tai dabar maždaug orientuotis, gausis dėsis va tai vat. Ir šitas dėsis va tai vat. Tai dabar nuo ko pradėčiau, turbūt, sakyčiau... Šitą pasidedam didelę. Susimontuojam šitą. Iš išorės ją prisisuka? Jo, viskas iš išorės. Gali stižai iš karto dėti. Palauk, tau nereikėtų laikyti. Tai gali įsivaizduoti, kad šitie radiatoriai, pavyzdžiui, jeigu tu darai custom loopą. Bet kas yra custom loopas? Ne? Tai yra, kur viskas yra aušinamas skysčiu. Viskas, procesorius, vaizdo plokštė. Esu matęs. Esi matęs, ne? Tai šitam kompiuteriui būtų tai manoma padaryti, nes visur dėtųsi šitie, kaip sakant, radiatoriai. Nes dabar oro. O dabar realiai tipo ir vadinamo tos IO yra, tipo aušinimo sistema procesoriui. Jo, o visa kita oro realiai. Taip, dabar mes šitą uždėjom, dabar gausis, kai dėsim.
bus va tai va. Gražiai. Tai jisai aušina motininę? O kodėl čia? Ne. Į tą pusę užsukom plasmasės. Kokias panas? Žiūrėjau, nesueinam, tai? Eik, tu, treneri. O tai mes ir instaliuosim Windows'u čia dabar? Esi instaliavęs Windows'u šiaip? Nu, gyvenime. Kažkada. Aišku, Ne? Bet čia prieš kiek laiko, prieš kiek metų? nu, prieš 18-16. Eik, tu ką. Tai tenai būdavo dienos darbas. Paskutinį kartą, žinai, ką dariau? Motiejui kompą bandėm ant MacBook'o padaryti šitą. Windows'ukas instaliuoti. Jo, tai tą, žinai, kaip jis vadinasi. O. O dabar idealiai. Gerai. Dabar nuims sekundę. Jo, nuimsiu. Tai padarėm tą Parallels. Aha. Tai nu ten va taip va Windows'us instaliavo. Jo, ta prasme ten. Ai, tai esi tada instaliavęs, okei, tai ne prieš 18 metų. Nu, ant Parallels į kompą, tai nesu dabar taip paprastai, tiesiog ant platformos. Mes dabar šitą patraukiam. Matėjau, jeigu tau įdomu, gali ateit pažiūrėti. Gal nori ten pasą uždėti? Arba ne, žinai ką, duosim prisukti kulerį. Gerai. Viską patys dabar sudėjom čia, matai? Geras. Iš tikrųjų viską dėjo tavo tėtis pats. O ką daro termopasta? Padeda aušinti. Tai jo reikės turėti. Kaip? Tai mes suduos. Galėsi pakeisti tėčių. Termopasta kiek laiko reikia keisti? Kas metus? Gerai, Matėjau, išmoks, galėsi kitą kompą savo susirinkti. Gerai? Taupai jau pinigus? Jo. Ar ką reikia padaryti, kad turėt? Prašau. Kokia tavo užduotis, Matėjau, yra, kad Jo. turėtum kompą? Skaityti kasdien. O mokytis reikia gerai? Taip. O po kiek reikia skaityti? Po 10-15. Taip čia sukti. Taip? Jo. Kaip sekasi atlikti užduotį? Gerai. Ar sunkinai? Dabar kitoj pusėje. Jo. Šputį prisukom. Sunki? Va čia. Normali. O nereikėjo nuplėšti ant to lapelio? Paskui nuplėšiu. Aš nuėmiau iš jų. Jo. Būna, Į tą pusę, į dešinę reikia sukti. Į dešinę? būna žmonės ir sako, kažkodėl mano procesorius kaista. Arba neįsijungia kompas. Palikęs tą plasmasę. Ir palieka plasmasę. Jo, dabar gali va čia vat. Ir paskui tiesiog viską, kai suksi, pajausi, kad jau tipo negali jau sukti. Tai čia jau, ta prasme, yra tai padaryti. Iki maksimum užviršų. Jo. Čia tikras karbonas. Priekį, taip. Priekį visur tikras karbonas. Ant pakazuchas? Nu, rimtai. Čia prisukai, ne šitą? Jo, visus. Ir dabar žiūrėk. Klipsas? Ir jis paslėpė tos varžtus. Aha. Negražius. Gražiai. Nu ką, dedam ventiliatorius kitus? Jau patinka, ne? Jau įdomu. Kad nesimšytų. O tu mane išmokinsi, kur kokius dėti šitus input. Tikiuosi. Pabandysim, dviesi pasižiūrėsim. Arba pasikviesim kolegą. Gerai? Gerai, tai duodu tau 3 ir duodu tau 3. Čia dar tiek ventiliatorių viduje? Taip. O tai klausyk, jisai labai kaista, ar dėl ko tiek ventiliatorių reikia? Tiesiog tiek dedas ir viskas. Jeigu užpildėt pilnai. Tiesiog tokia kompo dėžė, kur, kaip sakyt, reikalauja. Ir tu nori realiai užpildyti, žinai. Ir ventiliatorius ir RGB. Supratau. Tai žodžiu, čia nebūtina, tiek svarbu, kad bet Taip. dedi kiek eina. Nu, bet žinai, kai tu dedi tokią vaizdo plokštę, tokį procesorių, tai tu nori gerą aušinimą. Ok. Čia nebuvo varžtukų. Varžtukų bus. Ir tu yra varžtuko. Ir dabar Juos juos sujungti visus. Jo. Visus į vieną, į dešrą? Ne, gaunasi 3 Trys ir čia trys. ir 3 čia. Gerai. Šitie buvo 120 mm vienas, o šitas yra 140 mm. Tai jau tokie jau didesni, jau jauti, ne? Gražus. Atvirkščiai reikės dėti. Kad būtų šita, kad šita, va tai va būtų, čia va būtų viršus. Čia viršus. Jo, O taip? jo. O čia va šitos ledo tos jos pelės? Jo. Ok, tai čia viskas švies. Nu, reikia dabar dar vieną tokį pajungti čia, ar ne? Taip, jo. Jau, tu čia ekspertas. Čia viskas magnetinta. Čia kad dulkės neįtų iš apačios, ką? Jo, nes iš čia eis oras, tai kad dulkių net nebūtų. Tai tad, vis tiek rinksis. Ta prasme, tu kiek nori gali tų filtrų žinai. Su kercheriu? Ne, aišku, ne.
Garaže pastatyta, ne? Su šlapiu, ne to. Po lietum, su muilu. Jo. Jeigu rimtai tėt. Manau, kad su dulkių siurbliu. Čia tuo patiniu čia darai, ne? Va. Ir dabar reikės visus prisukti. Konstruojate Lego? Kartu. Matėjau. Anksčiau. Dabar jau nebe. Kodėl? Čia reikės palaikyti. Normaliai. O tai kodėl nebepatinka Lego? Nebepatinka ar tiesiog neberenkat? Neberenka. Tiesiog neberenkat. Nes dabar dabar. įdomiau yra. Kas? Kompiuteris gal. Roblox. Karalius yra. Puikiai. Čia va reikia tą kulerį, ne? Tau reikia va čia, va, įstatyti. Aišku, tau reikia iš šito. Jo, iš kitos pusės. Ar iš Jo, tos? čia gerai. Tau gaunasi reikia, kad būtų va tai va. Bet iš tos pusės? Bet iš tos pusės, jo, iš tos pusės. Va tai va kažkaip, ne? Jo. O tas truputį pasikelt turi? Gražiai. Lainik. Nu, dabar, o varšteliai kurie? Su dviem žmonėmis jau čia žiūrėt, jam jau reikalų yra. Ok, gerai. Bet tai čia tik tai per vidurį Toks kreivas? prisisuksi, ne? Jo. Jis toks, matau, nėra kreivas, tas remelis. Ne, Kampu, ne? Viskas? Žiūrėk, sudėjo savo sūnus. Bet šunolis matėjau. O tai klausyk, tai ką, tik tai per vidurį tada atverti? Jo. Tiesiog kas ten per žaidimai vyksta tam kamerui. Žaidžiai, pažiūrėk, ką ten žaidžia. Žaidžia kažką? Žaidžia. Eik, pažiūrėk. Bijai galbūt nueiti, ne? Einam, kartu pažiūrėsime, jeigu tu bijai. Tai čia iš dabar 3 pusių ventiliai būna. Viršuj, apačioj. Kur bus čia šitas? Čia. Viršuj, apačioj Čia ir ir čia. šonė. Jo. Duoda tada labai fainų dalykėlių. Kai sakėm, Boksinsim tą pusę. boksinsim. Tai čia yra laidai ir šitie, kom yra ypatingi, kad jie šviečia. Šviečiantis laidai? Šviečiantis laidai. Tai irgi tokio nematėm dar kol kas. Ne, aš žinau tokį. Žinai? Tai cool ar ne? Ten, kur aš ieškojau tų kompiuterių, ten tokia buvo. Tikrai? O kubils čia laipės, juos ieškojai? Pas ką ieškojai? Tas ką ieškojai, matėjau? Gal Google. Google? Tai čia kitai ar ne, kaip tu galvoji? Vertink, prašau. Jau bus jau kietas dabar. CS jau šustrai žais. Na, Geras, gera dešrelė. O tai Kolas. palauk, jisai šitas laidas, atsisega, ar čia jisai vienas, tas vientisas yra? tipo, tu jį gali nuimti, bet jo mums nereikia, mums reikia, kad jis taip ir būtų. Vientisas, gerai. Jo. Tai šitas dėsis į vaizdo plokštę. Wow. Gerai atrodo, ne? Žiauriai gerai to. Tai vat, kad maždaug įsivaizduotum, jis va tai va išsilenks, va tai va. Aha. Ir jis bus va čia va, ir kitas laidas va šitas, kur va tas, bus va čia va šitą va vietoj. Ok. Ir tu matysi visą. Ok. Wow. Tai kaip sakant, kosmosas. Nu, aš tai nesu taip matęs, taip pasakysiu. Matėjau, tu esi matęs taip, ne? Ir kaip atrodo? Pagal tave? Nežinau, gražiai. O čia kas? Čia visi laidai. Matai, tu gauni tokį krepšelį tokį, žinai. A, čia tipo. koks Jo. Geras, matėjau. Ai, čia maitinimo blokas. Taip. Supratau, čia visa energija. Visa energija. Kur jinai dedasi? Dėsis viskas į galą. Užsidengia, ne? Kad viskas būtų paslapčia. Jo, nes kad, nu, tipo, dažniausiai, žinai, kaip būna dėžė. Šitos dalies nebūna. Aha. Ir maitinimo blokas va čia va dedas ir šito turi tokį, kaip, žinai, kaip uždengimą, žinai. Trukdo dalyką. truputį, ne? Ne tai, kad trukdo, bet tiesiog dėžė mažesnė, nu, tiesiog kitas dizainas. Duodu išpakuoti, išimti, išviniuoti. Kiekvieną laiduką. Tai gerai, žiūrėk, tu dabar profas, tai tu čia greit surengi tą kompą. Per kiek susirenka žmogus kompą? Per kiek tas žvaigždės? Per kiek surenkasi? Per kiek žvaigždės susirinktų kompą? Jo. Sakė, Jankevičius per dieną surinktų, man atrodo. Per dieną. Stonkus sakė irgi per dieną. Ne, nu tai jeigu nuo ryto pradėti, Nu, tai iki tipo. vakaro galėtum, jo. Nes Jo. mes čia Nu, dabar, tipo. žiūrėk, 1 valandą susitikom, dabar yra beveik 5. Jo, nu, tai mes jau beveik done. Tas tavo beveik toksai buvo, kad 25%. Kažkaip Žodžiu, reikia. pem? Mes jau kaip minimum pem. Gerai, ačiū Dievui. Kaip minimum pem. Reikia kažkaip panervinti, ne? Ai, duodu aš tau. A, tu norėjai perzinti? Nu, Ne, va, tai va. Dievui, aš sumaišysiu dar čia.
Gerai, aš tiesiog tau parodysiu. Bet anksčiau nebuvo taip lengva kompus susidėti. Prieš kiek, apie ką tu šneki anksčiau? Kiek tas anksčiau? Nu, ne praeitais metais. Ne praeitais, nu taip. 10-15 metų. Nu, sudėtingiau buvo, manau. Kitokios dalis buvo. Nu, taip pat tas pats principas. Šiaip mes kažkur mėtosi dalis senos, tokios žiauriai Kompo, senos. ne? Jo, tokios. O tas ekranėlis rodys čia kažkam? O ką tu nori, kad rodytų, Nu, pavyzdžiui? aš pačiu ten pas Hebra kažką rodo. Yra ten Pedro. Pedro Jo, rodo. jo. Tada yra, tu gali animacijas, tipo pats kažkokias įsidėti, kokias tu, pavyzdžiui, turi galbūt. Tai galima Gifus. Jo, pilnai. Nuotraukas. Dabar šitą mums reikia įstatyti. Įstatysi? Nu, pabandom. Davai. Šitą reikia dėti taip, kad ventiliatorius būtų išoriai. Tai va. Ok. Au. Bet gerai, žinia. Bum, iš pirmo karto. Paskui, aišku, prisuksi, ne? Aišku. Labai gerai. Su lazeriniu žvilgsniu savo. Nu. Gerai, ne? Easy. Kaip gerai. Jeigu reiks linko, galiu numest. Nu, žinok, visai nieko. Ir ant rankos gerai sėdi. Tai mes įstatysim ir paskui publikai parodysim, ką reiškia. Gerai. Dabar sujungsime laidus kai kurios. Nes prie jų paskui nebus galima prieiti ir reikės išiminėti ventiliatorius dar kažką. Okay. Ne, tau duosiu, prakišinėsiu. Gerai. Tai aš tau prakišinėsiu ir tu... Man reikia priimti. Jo, tau priimti ir aš tau paskui pasakysiu, kur ką sujungti. Gerai. Tau dabar duodu vieną iš, čia yra HD audio. Tu ištrauk, kad jis tiesiog matytųsi pilnai. Jo, gerai. Okay. Tada čia iš apačios. Ištraukinėjai, matai? Okay. Taip. Aš pasiimu dėl viso ko. USB extensionų. Tiksliau adapterių tokių, splitterių, taip vadinamų. Dėl viso ko, nes čia labai daug yra įrangos. Ir prisimink, pirmą kartą irgi bildinu tokio high-endinį kompą. Čia rimtai tu taip? Čia sakai, high-endinis, čia rimtai high-endinis kompas, ta prasme, nes jis pilnas visokių pričindalų. Gerai, aš kalbėjau su JL, intervą turėjom, Counter-Strike'eriu. Jisai sakė, kad mačiau. kompas kainuoja 5000. Gali būt? Gali. Ką ten tokio pastebuklingo sudėjo? Tačiau, nu, tai kaip ir pas tave, panašiai. Aiškas, tipo, GB daug, geri kuleriai, tipo, brangus, žinai. Dėžė turbūt irgi brangi, ten power supply'us, žinai, namus, vaizduškė. Lupsiu dabar džėlą ant Counter'ą, garantuoju. Nes pas jį vaizduškė čia jų Cam 9, tai įsiduok Cam 9 kokius 2 gabalus kainuoja daugiau. A ne? Nu, Dar daugiau. dar daugiau. Wow. Tai įsivaizduok, maždaug, kiek gali būti. Ok, nu šaunuolis, tai jam galima. Nu, tipo, jo, nieks nedraudžia, žinai. Tai aišku. Žinai, pusė... Svarbu rezultatus rodo. Tai aišku. Daugiau laimėkit, vyrai. Jo. Patiko intervas šiaip, normaliai buvo. Labai patiko. Jo. Labai, žinai, kaip faina tame yra, kad jisai bičias humble yra, žinai, jisai tipo, daug pasiekęs, įsivaizduoja, gali jau savo daug leisti, bet nesimaivo, labai toks normalus, paprastas, Su reliksiuku. aiškus. Louis Vuittono kelnytėm. Tam kelydėm, jo. Gerai. Bet labai... Nu žinai, tipo, kaip save apdovanoti, jie ten nuo ryto iki vakaro, kai grindina kompą. Tai kokią tu dar dovaną savo pasidarysi? Tipo mašiną. Laikrodį nugerą. Nu, taip. Tai labai teisingas požiūris. Čia USB-C? Čia taip. Jo. Apsukai 2 kartus, ne? Jo. Tai vis tiek. Ir vis Taip, tiek. taip, ne. Gerai. Ir tada taip, o taip. Tada yra šita labai įdomi USB vieta irgi. Čia matai gauni 2, nes tu gali tipo, dar dasipirti, dar tokį vieną. Tai šitą aš įstatysiu. Gerai, nes man nepavyks? Nes galima matyti tam tokie pinai galima jas uždangstyti. Ir aš nenoriu dabar prisišnekėti. Nes reikės visą motininę plokštę keisti. Jo. Bet tu turi 2. Pavyko? Įstačiau dėžę. Pirmą kartą pavyko įstatyti dėžę tau, taip? Nesulankščius. Nesulankščius. Palauk, Tai iš kitos pusės. su prožiūru. Ne. Iš dešinės nėra. Tipo viršų nėra. Nu taip. Važiuoju. Dabar čia tokie yra laikikliai. Linip, kai rinko būtent darė šitą vat kulerį, jie pagalvojo, okei,
Reiškia, žmogus, jeigu rinks kažką tokio, sakykime, clean, to vadimo švarumo, norės, tai nenori, kad matytųsi, pavyzdžiui, šitie varžtai. Jo, varžtai. Nenori, kad matytųsi, pavyzdžiui, laidai. Pane? Kuo labiau sumažint laidų, sakykim, kiekį, ne, kompe. Tai jie uždėjo tokius laikiklius, kurie laiko ir šitą pačius stubus ir pačius laidus, kad kuo mažiau kristų akis. Taip, čia yra polo RGB, duos tau įstatyti. Nieko nebesuprantu. RGB, raudona. RGB. Visą raudona, geltona ir mėlyna. Ta reiškia. Blue. Blue. I'm blue, da-ba-di-da-ba-da. And if I'm green, I could die, da-ba-di-da-ba-da. Gerai. Va šitą aš moku. Ištrauk? Surasti laidą, tipo, ir ištraukti. Jis jobas. Skaičiu darbus. Kiš nemandravok, priimsiu. Būtų jokinga, jeigu mums dar reikėtų čia, tipo, visus tos laidus lituot. Seniai, būtų šis kažkas absurdas. Žinai, kas būtų žiauriausia su tavim daryti? Kas? Žaist? Ne, aš manau, kad galbūt dar gal normaliai loši Warzone. Warzone. Jo. Counter Strike nemanau. Ne, tai aš tai O jūs Warzone. gerai žaidžiate Counter Strike? Aš Warzone lošiu. Warzone? Gerai. Svetas esi? Aš? Naujame paėmėmi vynų jau. Aš nežaidžiu dar naujo. Dar nežaidžiu. Neturim ką su tavim kalbėti. Ne, tai jo. Tai dėliok. Dėliok, valai kompą. Greitai, varysi čia pim, sudėsim viską. Ėjo 6 valandą. Jie vis dar vedžioja laidus. Tai tu irgi laidų vedėjas? Aš ir esu laidų vedėjas. Tu kaip ir aš laidų vedėjas esi? Ne toks laidų vedėjas. Aš kitokių laidų. Pralaidų. Tiesiog laidų. Aš galiu kažką išpakuoti tada. Tu gali išpakuoti savo vaizdo plokštę? Čia? Jo. Pristatome jums Asus TUF Cam 8 Super. GeForce RTX 4000 Super. Cam 8. 4008 Super. Vaizduškė sakė man Hebra, žinai ką? Sakė, Rolka, palauk, naujai išeina. Yra tiesos? Yra tiesos. Ką daryt? Nieko, ateis apsigreidinsi. Dažnai kol dar išeis, žinai, kada laiko. Apsigaidinsi ar apsigreidinsi? Apsigreidinsi. Šiaip neturėjo čia niekas plyšt, bet... Tai gal tada turėjo geriau lengviau atsidaryti? Skauda to, ne? Aš matau, kaip man skauda. Bet tau patinka. Labai. Ojei. Čia galima rankom liest kažką? GeForce yra gerai. Kaip kvepia. Jei, wow, kokie ten laidai. Aš sakiau. Seniai, kaip lenktyninis automobilis ar mostas, kažką ventiliatorių. Eik. Seniukai, traukiam, pažiūrėjom. Wow, pasižiūrėjom. Paklauso apie kameras, prašau. Matosi? Kosmosas, ką? Ir va čia tie vamžiai. Čia vamžiai. GeForce. Išėjimai bus kažką čia? Čia galėsi, matai, galima net 5 monitorius sustatyti. Wow. Bet ar tau reikia? Ne, man užtenka vieno. Vieno gero. Vieno, bet tikro. Tikro. Aš galiu patikėti, kad čia tiek ventiliatorių yra. Ventiliatoriai. Ventiliatoriai ant ventiliatorių. Fans on fans. Toksai tipo naikintuvas. Nu taip, realiai. Taigi PlayStation'as. Kaip įsijungia? Jo, šiaip labai garsiai, bet šitas irgi taip bus. Šitas? O nebus, kad tipas šitas, kai įsijungia užuolaidas namuose? Toks fenas į tave, žinai. Šiaip prisimink, aš tau rašiau prieš metus. Kur laidus norėjai sutvarkyti? Jo. Labai keistas pasiūlymas buvo. Jo, keistas, ne? Aha, labai aš tai žinau, kad bus sveiki keistas, nes man pačiam buvo tipo... Sako, nori Rolka, aš turėsiu tą laidus sutvarkysiu. Nu, nes tu parodai savo kompą. Jo. Tiksliau ne kompą, savo pristaką, kur viskas Sako, buvo. ką šit varys, 2 hamusus uždės man tipo. Ne, viską būčiau sudėjęs, tipo, kad ten gražiai būtų. Vat grįšiu, dabar pareisim į chatą, galėsi šitą, duosiu to pravest, žinai ką? Eik, Tik nesik interneto laidą. Jo. Eik, tu šit. Aš jau žinau. Davai. Bet atrašiai, dar net video atsintė bičias. Taip, o čia parodžiu tas, šitas, anas. Kiek užsnogu savo. Techniškai tai ne taip. Va. Tavo nebus problemų statyti.
Gerai, viskas, gali kviest mane į darbą. Seniliūzai, galit kviest mane dirbt pas jūs, nes aš sutvarkiau laidus. Viskas. Nu, kaip gražiai. Nu, blėt, šaunuolis, master. Ar reikia prisukt gal? Dabar kol kas nieko nereikia prisukti. Neprisukinėsim dabar. Gerai. Tabu ne. Kažkur varštelis tam buvo, ne? Buvo varštelių daug. Bet Tai palauk, vaizduškė. Ojei, kaip čia kruopščiai kažkaip. Čia, žinai, kaip būna su tuo, su fenu. Ai, nu. Šitas... Kur ant mašinos va būna geriausia levelė. Apsauginė tada. Arba PPF tą tipo deda, arba tą kitą. Pas mane uždėta, bet skaidri. O pas tavęs tipo juoda, ar jinai ten su plevelė, kad juoda? Jinai juoda, matinė ir plus dar uždėta matinės plevelė. Ai, okei. Bet jau pardaviau. Jau nėra. Dabar turiu sabą ir lambą. Puriną. Žinai, kaip sabas kaina skiriasi. Dabar sabas kainuoja 5 eurų. Žinai, kaip padaryti, kad kainuotų 102? No. Švaros brolius nuvežti ir išvalyt. O dabar tik beliks šitą nuimti? Šitą? Jo. Apsaugėlę? Jo. Tada mums reikia atsukti šitos du. Viršutinius? Šitos... Antrą, trečią? Jo, antrą, trečią. Ne, šiaip geras. Kodėl? Toks visas metalinis, toks... Ne šiaip sau. O! Mūsų tema, ne? Nepastačiau laiku rankos. Bet gal paskui iškrėsime, paversim, gal? Jo. Nes laidą reikės prisukti, reikės varžtą. Jo. Kur tu ten įmėti? Jau girdžiu kaip tašką. Tašką po tašką? Radai? Palauk, gal neiškrėto, pakelk, va, matai? Kur? Patrauk dėžį. Ai, ne? Nežiūrėk, tos skilutės čia yra. Matai, liečias. Jeigu... Aha. Gal gerai, kaip mocas bus. Kaip dviratis. Palauk, tai pakreip kažkaip, tai žiūrėk. Va, matau tave. Matau tave. Bet neištrauksiu niekada. Palauk, pa. Tuo, aš geriau pasiėmiau. Yra šansų. Yra. Jau. Klač. Jeigu reiks, kviesk mane. Žmogžudystės ir atsuktuvai. Mano tėvą. Gerai, gali drąsiai dėti vaizdo plokštę. Kaip drąsiai, taip? O neturėtų taip jinai būti? Taip. Tai ko tu mane sakai? Kur dabar įkišt? O. Bum. Ir jinai laikysis ant tos mėsytės vienos. Jo. Taigi, Juokauji. rodžiau, kur yra tasgi laikiklis, vaizdo plokštas. Tai jeigu jinai biškis, Jo. nusisvers, tai mes galėsim uždėti. Seniuką gal uždedam, žinok. Žinok, jinai net ne... Jinai, žinok, tiesiai stovi. Nu tai taip, tai nes aš įstačiau. Ne, tiesa. Sakyk, ką Ne, norėjai tai nieko nebesakysiu. Gerai, Nu, dabar paskutinė dalis - laidas. laidas. Šitas fainas laidas. Kur jis tenai dedasi? Jis ten dėsis ten į galą, šį iš ten išsitrauksiu. Jeigu pagausiu. Pala. Arba Tu gal tu tą man- arba tu man- mažiuką tada arba tu man paimk. duok. Mažiukas irgi turit išsitraukti. Jo. Va šitą pusę? Jo, Laikyk, va, mažiukas. Va, mažiukas. gerai. Ir didelis dabar. Ir didelis, jo. Bam. Jis... O, Nu. turbūt pagalvo, jo. Aš sakau, tau, viena šiandien geresnių dienų. Aš kaip vaikystė jaučiuosi dabar. Jeigu rytoj ir poryt nereikėtų į darbą, tai šis būčiau laimingas. Reikia, ne? Taip. Jo. To aš. Taip. Čip. Va. Piptelė. O nereikia arčiau šitų. Vat. Ai, jis dabar biškai išsitė. Nu. Kaip, tada mes jį...
Biškutį patrauksim. Nebiškoti, Max patrauk. Max? Aišku. Atsmauk daugiau, iki galo. Va. Ne. Kodėl? Gerai, tebūnė. Negalima. Biškutį. Kad būtų vietos. Tu dar turi įsistatyti viskas. Tai aš manau, kad fantastiškai. Nu, tai ką aš ir sakiau. Ne, nu tai taip. Bet aš dar daslinkčiau iki galo. Nėra ten, kur slinkt. Reikia, kad biškį Mažas vietos skylė, būtų. tipo? Jo, jis paskui jis Nu, žiūrėk, nebeužsidėjęs. Nu, gerai, pabandom. Nes jeigu šitas laidas sudegs, kas yra... Tai sudegs ir tavo darbo vietą, aš žinau. Nu, seni, nu, pasakyk, kad negeriau. Matai, Ai, neišsismaukė patį. Tuoj, ša. Idealiai. gerai, bet ne vis tiek dar biškį nusmukys. Užsmauksiu. Užsmuks. Ne? Va, bet nu dabar gražiai, pasakyk. Ne, tai gražiai. Tiškiau, nu. Tas pats. Nu, Matėjau, kietai šiaip atrodo, ką manai? Matosi gerai? Yes. Ir taip. Šiandien? Viską šiandien. Ir šiandien prisijungsim? Gal mes. Ir Counter Strike šiandien? Gal mes. O 19:30 dar pamoka. Pamirškim. Ir? Gali jungti mygtuką. Čia va. Skaičiuojam visi atbulinį. 3, 2, 1. Ir reikia dar vieną mygtuką paspausti. 3, 2, 1. O kur rozetė? Dabar, dar kartą prašau visų dėmesio. Skaičiuojam. 3, 2, 1. Ir dabar tą. O. A, gerai, žinau kas. Laina. Dabar gerai? Jo. O kodėl nebesisuka? Suvokas. Galiu dar pažiūrėti. A, Ką manai, Matėjau? O šitas ledas nešviečia. ai. Geras kompas. Ką apie jį galvoju? Iš 10 kiek? 10. 10 iš 10? Reiktų tau tokio. Ką mes taim tarėmės? Kada gausim, kada bus kompas? Per žiemą. Jeigu mokslai Gerai seksis. ir skaitysi. Skaitys. Turiu tau gerų naujienų. Nori pasakysiu? Mes su vyrukais jau paruošėm surprizą. Kokį? Nu, parodykit kokį. Džia. Kaip ir tėvas turi turėti lienly, taip ir sūnus turi turėti lienly. Tai, Matėjau, čia tavo, šitą dėžė. Duosim Tau beliko, vaizdo plokštę statyti. kaip jautiesi? Nu, ką galvoji? Džiaugiesi? Ateik apsikabinam. Man, žytis. Apsidžiaugiai, tikiuosi. Taip. Nu, įstatysi vaizdo plokštę. Varyk, įstatyk vaizdo plokštę ir užkursim pažiūrėti, kaip šviečia tavo kompas. Gerai? Išsipildė svajonė. Džiaugiuosi. Džiaugiuosi, kad tėtis vis dar gali svajonės išpildyti. Ačiū. Parodyk. Čia važiuoju. Hopa. Pasimetė, net kaip nežinai, atsidaro jau. Mano, pumpas. Antrą vaizdo plokštę šiandien, ne? Nu, žiūrim, ką turim. Ten nieko tokio, ten viskas tvarkoj. Ateik, Matėjau. Padės tau užpakuot. Va, žiūrėk tavo. O. Gerulė? Aha. Plevelės. Kur čia jos yra? Gale. Matėjau, tu profas plevelių. Kad niekur, žinok, nelabai čia yra. Yra. A, va šita, va, ne? Va, Jo. matau. Jo. Dabar tau reikia įstatyti į šitą vietą. Šitą? Jo, apsukti dabar. Va tas va, turi įsistatyti čia. Kaip? Va tai va. A taip? Jo. Dabar žiūrėk, kad tau ten įsistatytų. Jo. Kažkur va čia?
Drąsiau. Jo, bet... O, gerai. Paskui mes prisuksim. Gali statyti laidą. Čia? Jo. O. Iki galo. Jo, turi būti. Čia galo, būtų. Jo. Va, va. Jau skaičiuosi? Ir priekį bus mygtukas. Priekį Trys. bus mygtukas. Tai Priekį mygtuką. Jo, pirmą šitą reikia jungti. 3, 2, 1, Motiejau, launch on. Kuris tai? O čia va. Ir jo. Oba. Nu, pasiplojam, patys savo. Wow, šaunuoliai. Geras. Geras? Tai dabar turiu pasijungti dar tai kiti. Tuoj, šitie kuleriai dar, va. O šitas? Jau šviečia? Šviečia. Kai įeis į Windowsus, iš karto švies viena spalva viskas. Ok. Kodėl čia nustojo, Aiva? Jo, Nustatyta, kad mirksi dabar, ne? Galėsi susireguliuoti, manau. Nu ką, nustebinom tavo sūnų. Nustebai, Matėjau? Taip. Geras? Buvo verta čia atvaryti. Geras surprizas. Ar tu galvoji tiesiog mano kompą pažiūrėsi šiandien? Galvau, kad tik tavo pažiūrėsiu. Nu, aš žinau, kad nenoriu tavęs nuvilti. Mačiau, kad iš pradžių nusiminiai trupučiuką, bet žinau, kad laukia labai gera pabaiga, dėl to kažkaip ir nepergyvenau stipriai. Tikrai nebūčiau tavęs erzinęs tik su savo kompu. Jo. Bet aš manau, kad kompas stovintis pas Qbuildus netrodys taip gražiai, negu kompas stovintis tavo kambarį. Ką man reiktų daryti? Skaityt? Ne. Gal jos vežam namo kompą? Taip. Tai gerai, tai visas veiksmas dabar persikels pas jį į namus, pas Rolandą ir rinksim toliau, kas toliau laukia. Pažiūrėsim. Nes turim dar vieną staigmenėlę tau. A ne? Labai gerai. Trečias kompas. Let's go! Bum. Taip ir grįžta. Jo, taip atsiradom. Tai antra dalis, tęsim video. Taip. Esame pas Rolandą namuose. Antra valanda nakties. Adresą parašysim apačioje. Kad jau buvo podcastas su brokeriais, jau pasakojo, ir kur gyvenam, ir kaip atrodo namas. Turim tau staigmeną dar vieną. Kompo visgi nebus. Praradai. Jo. Tai turime staigmeną, nes šitas video yra sponsorintas Topo centro. Kaip smagu, Topo centras pirmoji koinės. Tai pradėsim tada nuo kompo ir paskui eisim prie monitoriaus, kurį įsikeipas. Aš matai nesužiūrėjau visko, dabar gal sukeitėt produktus, žinai kaip būna. Ai, tipo, šūdą įdėjom, ne, tipo. Nu kaip čia dabar reikia? Tu geriau rodai ten kažkaip. Jo. Reikia paguldyti geriau. Paguldyti, jo. O Dabar apversti pavyzdžiui, atgal? dėžės laikai? Šiaip Ne. Išmetė? Jo. Aš tą paliksi? Jo, aišku. Lemba. Ne, o kodėl reikėtų? Žiūrim. Bet kuo aukščiau, tuo nestabiliau, žinai šitą? Jo. Let's go! Aš, iški, Ne, žiūrėk, idealiai. jo, kaip buvęs, ne? Bet žiūrėk, eik tu kokot. Ne, o ko jis čia? O tu, šiaip, pavyzdžiui, kai tu gaminį tu reidžinį, Ne. tipo nebūna. Nuo žodžiais. Ai, Aš žodžiais, bet nebūna. nelietuviškam serverį žaidžiam, žinok, tai Ai. niekas nesupranta, ką aš sakau. Ai, teisingai. Jo. Gerai, kiek čia turi būti prie sienos prisiglaudęs? Vat kažkiek, aš manau, kad bus tobulai. Čia ant ribos, taip, ne? Čia ant ribos. Tas skiautukiai. Tegul, aš manau, kad tai bus gerai. Gerai. Kur tas laidas, pabandysim įjungti. Čia pas tai lowriderį, žinok. Tai buvo, tai va, žinai. Oi, a čia reklama? O čia yra tikras. Įsivaizduok, iškvietimą gauni, tipo, kad laidus sutvarkyt atvaro, va. Su tokiu. Roll. Labą dieną! A jums padaryt? Girdėjau balaganas? Šis dar didelis, Aha, o šitas per mažas. Ir va to, vat, kur trūksta ir... To vieno, ne? Jo. Nu tai gerai, nu tai dabar neapsikraukim bereikalingai čia. Tarp su to plevelis ar liks? Galėsim padaryti. Į pakelimo taką. Nu? Iš kur čia? Gumelą. Reikia. Gerai, štai.
Kas vyksta? Nieko. Na tai kas susikau. Tai... Ai, dar viduj. Čia. Jo. Skamba kaip... Naujas kompas, o Jau čirškia. jau braška. Nu, žinau, neturi tai būti, palauk, neskubėk. Palauk. Nusenė. Nieko, nesigirdė? Kaip naujas. Pasukas ventiliatorius padarinys. Ne. Tiesiog prispaustas yra. Prispaudim. Gerai, labai patikima įmonė šį yra šiaip. Žinai, ko reikia? Lamborghini stalo. O būna? Mano būna. Mano viskas būna. Nes žinausiai Lamborghini šūkis yra, koks toks pat kaip ir mano. Bet koks kaprizas už jūsų pinigus. Tai manau, kad jums reikia stalo. Bus. Reikia katerio. Bus. O! Labas. Kaip atrodo, Mackevičiau? Klasnai. Tai ką, judam toliau prie kito? Prie kito kompo ar Ne, segmento? prie šito ekrano. Važiuojam. Aš dabar bijau, kad šis nebetilpsiu šis. O per jį patogu bus Warzone žaisti. O nebus dabar, kad aš blogiau žaisiu. Aš kai žaidžiau per jį Warzone, tai man buvo kaifas. Tiesiog. Dabar jo. Wow. Okei. O žiūrėk, išsilygins, man atrodo, to žiūrėk. Po truputį. Eik tu. Senelys. Baig tu tik tai. Mama mia, senė, ta prasme. Vinai garantuoti. Gerai, o aš nenupliksiu nuo šitą kompą. Vis tiek skaičias spalvų, kad neskaičiu daugiau nieko, tik spalvas tikiuosi. Nebuvo ištestuotas šis dalykas. Gerai, prieinam prie sekančio segmento. Ai, dar... Malonu. Nekvepavai? Tai video yra sponsorintas Topo centro. Tai jie turi tau dovanėlę. Gerai. Kai pamatėm, kas ten pas tavį yra. Kur? Kas, žinai, va šitą. Va. Graudų pasidarė? Kaip gali atrodyti, kaip gali šitas būti. Rimtai? Ateik, pažiūrim. Matėjau. Nu tai aš nežinau, irgi žiūrėk. Pirmiausia, ačiū. Ačiū Topo Ačiū centrui. Topo centrui ir ačiū Akropoliu, aišku. Akropolis, va, šaunuoliai. Ir Topo centrui. Nu, Matėjau, patikrink. Nu, nes aš bijau vieną žiūrėti. Aš nežinau, nu tu pradėk. Pasidalinsim gal. Be šansų viskas man. Nu, kauj. Kas čia? O čia jinai skaitosi geresnė negu šitą, ne? Jo. Gerai. Truputį tik tai. Tai Matėjau, tau šitą tada atiduosiu. Man Gerai? nereikia už tai geresnį. Supratau. Gerai, o toliau ten nieko daugiau nėra? Galiu žiūrėti toliau? Jo. Kas čia? O, mausas. Oh my god. Irgi geresnis. Kaip tai bus? Ir ausis. Seniukai. Topo centras Topo centras. Taip. Hebra, rimtai, čia daug geresnis gamingieras, ane? Nu, mes tikimės, kad tau labai pagelbės pinus gal. Top greidina, man. Šaunuolis gerai gaudaisi greitai. O greidinu gerokai. Taip. Viskas, seniai. Traukta klaviatūra. Ir hebrytė, jeigu norit labai panašios periferijos, galite nuvažiuoti į Topo centrą arba topocentras.lt. Ir gauti lygiai tokią pačią įrangą kaip pas Rolandą. Kur reikia taip kreiptis? Į Topo centrą. Į Topo centrą? Akropolį arba bet kokį Topo centrą. Klaviatūrą? Klaviatūra taip, iš periferijos. Viskas iš periferijos, taip. Ačiū Topo centrui. Dabar aš apsiverksiu. Labai džiaugiuosi. Paglostysiu galvą, tėčiu. Ačiū, mažyti. Kaip meiliai tu tai darai. Geras, tai ne čia Wi-Fi, ne? Bluetoothinė. Oi, nusišniu. Tipo wireless. Ne, bet va, jinai čia pas. Tai šitą reikės dėti kompą. Nu jo, kad nebūtum dabar atsilikėlis. O, wow. O čia jos nereikės krauti? Reikės krauti. Eik, savo, kalėdos Matėjau.
Džiaugiuosi. O, žiūrėk, geras, aš pats šviesiu. Pažiūrėk. Geras ausinės, ne? O su mikrofonu yra? Pažiūrėsim. Bet tu turi labai puikų mikrofoną. Šiūrat. Gali realiai jį pasijungti. A, ne? Taip. Jį pasijungti, žinai, dar geresnis bus garsas. Tas toks, žinai, grinai, radio. Gerai. Šito dalyko laukiam nuo rudens praktiškai, taip aš pasakysiu, kai rugsėjais prasidėjo, buvo pradėtas laukimas. Aš, aišku, psichologiškai laukiau, taupiau pinigus, nes norėjau čia, manau, verta prainvestuoti į tokį dalyką, nes jis bet kokiu atveju anksčiau ir vėliau atsipirks. Motiejus, kaip ruošiasi, Matei, skaitė, rašė, dabar, nežinau, svarbiausia, kad dabar kompą gavęs mokslų nemestų. Taip. Patenkinti visi. Manau, kad mažiausiai gal patenkintas dabar bus mūsų šeimos merginos, nes gal mažiau gaus dėmesio. Bet esmė noriu labai jums padėkoti, Chebrytė, už aktyvumą, už tai, kad labai lengva su jumis buvo bendrauti, susisiekti, susirašyti, visą laiką atskambinot, atrašydavot, įspėdavot, kada ką ir primindavot ir už žiauriai gerai viską sudėta. Tai taip pasakysiu, mes šiandien kartu praleidome Visą dieną. Grubiai 9 valandas. Jo. Bet tipo jau pilnai. Bet dabar jau bus ramu. Nu, žinai, su šitais kompais, čia manau, kad pabaigos vis tiek nėra. Ne, ta prasme, išūstas kompas, nereikia nieko net prižiūrėti. Bet vis tiek palieki. Gerint, upgrade'int dar kažką. Nu taip. Bet noriu iš viso širdies parekomenduoti, nemeluoju ir kaip čia, jie nelaiko ginklo prie galvos pridėję, labai gera, teisinga chebra. Tai jeigu darysitės kažkur konstruositės kompus, kreipkitės juos, nuoširdžiai padės, neapgaus ir aš dar kartą juos kreipsiuos, kai jau reikės pardavinėti. Taip? Taip. Taip. Ir ačiū Topų centrui. Ir ačiū labai Topų centrui. Jeigu norite panašios periferijos, užsukite Topų centrą, tiek Akropolį, bet kokią kitą, kokiame esate mieste. O jeigu norite pasidėti gerą kompą, Vils užeikite YouTube, Instagram'e ir web'e. Visur juos tikrai surasite. Jeigu ką, rašykit man, aš atsiųsiu link. Girdėjote, galite rašyti jam Instagramą numesime pačioj. Numeskit, rašykit, kas nori. 321 žmogus rašo susidegink, jūs parašykit, kur kompas susidėti. Jo. Ok. Peace. Ačiū. Taip. Ačiū, kad kankinaisi. Buvo malonu. Tokią kankinę. Aфиgeną. Galim. Kas 4 metus kartos. Kiek sakai, šis kompas galioja? Daugiau, matau, 4 metus, matau, ramiai, čilinis. Atnaujant ledus. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Uždėkite laiką, pasubscribinkite ir susitiksime kitame video. Ir pasiženkit su draugais. Ir pasimatom konversaciją.